gal jau atėjo? Atėjo. Labas vakaras, mėly Sūduvos gimnazijos 40 laidos abiturientų tėčiai, mamos, broliai, sesės, pusseserės, pusbroliai, draugai, mokytojai ir visi kiti artimieji. Šį vakarą mes švenčiame likusias 100 dienų iki egzaminų pradžios. Jūsų laukia daug įspūdingų pasirodymų, staigmenų ir žinoma nepamirštamų akimirkų. Svarbiausia, kad šį vakarą mes prisiminsime visus savo metus mokykloje, visus žmonės, padėjusius eiti sunkų kelią joje, padėjusius mums tapti tokiais nuostabiais, kokie dabar mes esame. Na ir žinome, kad sveikinimo žodį nekantrauja tarti mūsų svečiai. Tad nieko nedelsdama noriu į sceną pakviesti Sūduvos gimnazijos direktorių Alvydą Zdanį. Labas vakaras, mėly abiturientai, gerbiami tėveliai, kolegos pedagogai, svečiai. Šiandien stovėdami ant 100 dienų mokyklos slenksčio, tikriausiai visi prisimename Luko ir Virgilijaus Noreikos dainą Laikas. Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal. Šimtadienis abiturientams tarsi pirmas priminimas, kad laikas iš tiesų visagalis. Jis skaičiuoja mokyklinio gyvenimo paskutinės minutes. Minutes, kai jūs, mielieji, itin aštriai pajutote laiko vertę ir kainą, kai tapo brangintina kiekviena valanda, netgi minutė nuslydusi praeitin ir tapusi jau istorija. Todėl šiandien, mėly abiturientai, aš noriu kalbėti apie laiką, žmogų jame ir gyvenimo vertę. Žinoma, negaliu nesiremti kitų sukaupta išmintimi ir patirtimi. Tad noriu priminti jums prasmingą nežinomo autoriaus pasakojimą apie Dievo ir žmogaus pašnekesį. Juk Dievo laikas amžinybė. Iš šio žiūros taško vertindamas žmogus laiką mato jame daug keistų dalykų. Dievas šiame pasakojime taip kalba žmogui. Niekaip negaliu suprasti, kodėl žmonėms atsibosta būti vaikais, skuba užaugti, o vėliau trokšta sugrįžti vaikystėn. Praranda sveikatą, uždirbdami pinigus, kuriuos vėliau išleidžia, bandydami ją susigrąžinti. Jie įnirtingai galvoja apie ateitį ir pamiršta dabartį. Gyvena taip, lyg niekuomet nemirtų ir miršta taip, tarsi būtų niekuomet negyvenę. Dievui nutilus žmogus vėl paklausė, ko tu kaip tėvas norėtum išmokyti vaikus? Supratimo, kad negali kito žmogaus priversti pamilti. Viską, ką gali, tai leisti kažkam jūs mylėti. Norėčiau, kad išmoktų nelyginti savęs su kitais, kad suvoktų, jog užtenka sekundės, per kurią žodžiais galima įrėžti gilias žaizdas mylimiesiems ir kad gali prireikti šimtmečių šioms žaizdoms užgydyti. Norėčiau, kad suprastų, jog turtingas žmogus yra ne tas, kuris daug turi, bet tas, kuriam nedaug reikia. Norėčiau, jog žinotų, kad yra žmonių, kurie jūs be galo myli, tačiau dar nerado žodžių tam jausmui išreikšti. Norėčiau, kad suprastų, jog vieną ir tą patį daiktą du žmonės
gali matyti skirtingai. Norėčiau, kad išmoktų atleisti ne tik kitiems, bet ir patys savo. Mėly mūsų abiturientai, branginkite kiekvieną laiko smiltelę, juk jums jo beliko tik 100 dienų. 100 dienų išmokti gyvenimo pamokas prieš laukiančią didelę gyvenimo kelionę. 100 dienų susikoncentruoti į mokslo labirintus, 100 galimybių papildyti savo žinių aruodus. Ir žinokite, net pats mažiausias judesys gali virsti didelės kelionės pradžia. Didžiausios jums sėkmės 100 dienų pasirengimo etape ir be abejo rezultatyvaus starto svajonių išsipildymo link. Ačiū. Dėkojame gimnazijos direktoriui ir į sceną norime pakviesti gimnazijos pavaduotojas ir pavaduotoją. Tai yra Lina Juknelienė, Audronė Vaičiulienė, Liuda Venciuvienė ir Roma Ambrasa. Some of the work gets kind of hard. And this ain't no place to be if you plan on being a star. Ačiū Jums. Let me tell you Taip it's pat always gavome vieną laiškelį, and the boss kad- of mine sometimes nežinau, kad į mūsų renginį atvyko dar svečių. Tai yra Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja Irena Lunskienė ir administracijos direktorius Sigitas Valančius. Žinome, kad žodį nori tarti Irena Lunskienė. Prašom į sceną. Well, those cars never seem to stop coming. Work and work. Keep those bags and machines humming. Work and work. My fingers to the bone. Work. If I can't wait till it's time to go home. Labas vakaras, gerbiama Sūduvos gimnazijos bendruomenė, tėveliai, mokytojai, na žinoma, ir abiturientai, ir jų visi draugai ir giminaičiai. Šiandieną įdomus įvykis. Galvoju, reikėtų paklausti jūsų kaip pamokoj. Pakelkit ranką, mėly tėveliai ir mokytojai, ir visi vyresni negu abiturientai, ar ne vienam šiandieną nesuspurdo širdis iš džiaugsmo, ar neprisiminėt savo šimtadienį. Be abejonės, šiandien ši salė pilna jaunystės, nes visų širdis atjaunėja, prisiminus savo jaunystę. Todėl aš žinau 2 šimtadienius. Vienas šimtadienis būna vyriausybės, kurie tikisi išsilaikyti 100 dienų ir džiaugiasi, kad išsilaikė. Na, antras šimtadienis be abejo abiturientų, kuriem reikia veikti 100 dienų atstumą, kad jie būtų laisvi. Tai tikiuosi, kad visi jūs esate matę, kaip pakyla paukštis. O ar jautėt, kaip jis pakyla? Ar jaučiat jų sparnų plazdėjimą? Tikriausia padvelkia vėjelis ir mes pamatom jį aukštai. Taip ir šiandieną šis gražus jaunimas pakelia sparnus. Tai pirmas dvelkstelėjimas jų į tolimą kelionę. Linkėkim jiems, kad ši kelionė būtų gera, kad jinai būtų aukšta, kad jie matytų didelius vaizdus, didelius pasaulius, kad jų svajonės išsipildytų ir kad jūs kartu su jais visi būtumėt laimingi. Ačiū labai. Gerbiamas gimnazijos direktoriau, mėly abiturientai, nuoširdžiai dėkoju už šį pakvietimą į jaunatvišką šventę, tuo pačiu ir mūsų sugrąžinimą į mūsų jaunystę. Man labai patiko žodžiai parašyti jūsų pakvietime.
Paukščiai turi sparnus, bet neturi svajonių. Žmonės turi svajones, bet neturi sparnų. Štai čia su paskutiniu sakiniu ne visiškai norėčiau sutikti. Kiekviena karta turėjo savo svajonės. Turbūt sutiks ir čia vyresni ir tėveliai, ir mano kartos žmonės. Bet dėja, sparnai to kiekvieno laikmečio mums buvo priauginti tokie, kokie buvo leidžiami. Aš esu tikras, kad laimingiausi tie žmonės, kurie atlikti savo pareigos, ar mokytis, ar į studijas, ar į darbą, eina skrisdami lyg ant sparnų. Esu tikras, mėly abiturientai, kad jūsų svajonės tikrai turi sparnus. Tik reikia tam skrydžiui tinkamai pasirengti. Artimiausias jūsų žingsnis – tai tinkamas brandos egzaminų pasirinkimas, kuris leistų įgyvendinti svajones. Linkiu, mėly abiturientai, jums sėkmės ir keletas sentencijų, kuriuose manau, kad viskas yra pasakyta. Siekite mėnulio. Jei jo nepasieksite, tai bent keliausite žvaigždės link. Ryžtingas yra tas, kuris turi vieną tikslą. Jei žiūri teisinga kryptimi, visa, ką tau reikia padaryti, tai ta kryptimi ir eiti. Sėkmės jums, mėly abiturientai. Dėkojame Jums už nuostabias kalbas. Na, o dabar į sceną noriu pakviesti 4 F klasės auklėtoją Liną Strumskienę. Well, those cars never seem to stop coming. Keep those bags and machines humming. Labas vakaras. Šimtadienis tradicinė, bene ypatingiausia šventė abiturientų gyvenime. Visose Lietuvos mokyklose švenčiama šimtadienis, bet ne visose jis toks svarbus. Ne visi jį prisimena, o štai mūsiškius prisimena visi. Aš taip pat baigiau šią mokyklą. Mano šimtadienis buvo išskirtinis. Mes buvome pirmieji abiturientai Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Mūsų širdyse ir delnuose degi laisvės ugnis. Negaliu patikėti, tiek daug metų praėjau. Ir štai 40-oji jubiliejinė laida. Ir kas iki tol pasikeitė? Direktorius tas pats, Danutė Klevienė ta pati, tik tuometiniai abiturientai sėdi tėvelių vietose. Ačiū Jums, kad pasilikote apie mokyklą pačius geriausius prisiminimus ir sugrįžote čia vedini savo vaikais. Jūs patikėjote mums patį didžiausią savo turtą – vaikus. Mes patys esame tėvai ir suprantame, kaip svarbu savo vaikui suteikti viską, kas geriausia. Jūs patikėjote, kad mes juos mokysime, auklėsime, kad jie čia bus saugus ir laimingi. Aš matau, kad jie čia laimingi, nes jie jau dabar kuria stebuklus, mažus stebuklus ir džiugina visus aplinkui. Turime daug gabių abiturientų, kurie garsina Sūduvos gimnaziją įvairių dalykų, konkursuose ir olimpiadose. Bet mes juos pagerbsime per atestatų įteikimo šventę. Na, o šiandien noriu pasidžiaugti tais, kurie turi talentą, kurie turi Dievo dovaną, kurie turi savyje X faktorių. Ir pirmiausia, tai Deividas Valenta. Šios šventės idėjos autorius, įkvėpėjas, režisierius, stilistas, choreografas. Juo patikėjo visi. Vakar Deividas buvo apdovanotas Marijampolės miesto savivaldybės mero padėkos raštu už iniciatyvas padėjusias išgarsėti Marijampoliai. Tai, ką jūs išvysite šiandien, daug darbo labai įdėta ir tai verta ne brandos atestatų, tai verta bet kurios aukštosios mokyklos diplominio darbo. Deividai, sėkmės tau, džiaugiamės ir didžiuojamės tavimi.
Violeta Gudelevičiūtė, kuri groja įvairiais instrumentais. Tai Justė Grušniūtė, panelės veidas. Tai Deimantė Lukošiūtė, pramoginių šokių tarptautinių konkursų prizininkė. Tai Dovilė Vasiliauskaitė, žvaigždžių atspindžių nugalėtoja. Tai Manekenė Dominyka. Tai mūsų sportininkai Aistė Žiginskaitė, Aiva Krasiskaitė, Gustė Surdokaitė, Aušrinė Plioplytė, Gabrielė Bakšenskaitė, Raminta Kasperavičiūtė, Emilis Storpirštis, Lukas Vabalevičius, Domantas Antanavičius ir dar daug kitų, kurie šluoja medalius įvairiuose čempionatuose, Europos čempionatuose. Mes tikime šiais jaunais žmonėmis. Tikime, kad jie ir toliau garsins gimnaziją, mūsų miestą, mūsų Lietuvą. Mieli abiturientai, nesvarbu, kuo jūs būsite, svarbu, kad būtumėte savimi. Sėkmė ateina tada, kai mintys pozityvios, kai mintys ir darbai sutampa. Sėkmė ateina tada, kai tiki tuo, ką darai. Sėkmė ateina tada, kai tiki, kad dar geriau gali padaryti. Pasitikėkite savimi. O šiandien linkiu visiems, kad pasibaigus šimtadieniui jūsų gyvenimas būtų kaip šventė. Juk jūs jauni ir drąsūs. Tik viską darykite su meile ir dėl meilės. Išvyskite žalę žiburį prieplaukos gale, tikėkite tuo žiburiu, verškitės link jų. Jūsų svajonė taip arti, tik spėkite ją sučiupti. Gero vakaro visiems. Dėkojame mokytojai už nuostabią ir įkvepiančią kalbą. Na, o dabar į sceną norime pakviesti visus 4 klasių vadovus. Darių Kazlauską, Danutė Gudinienė, Džiulietą Gaižauskienę, Vytuolį Širvaitį, Angelę Ignatavičienę, Lina Strumskienė, Genovaitę Gudinienę, Rasą Tumusienę ir Kristiną Pauleikienę. Come on, y'all, and sing it for me. Well, those cars never seem to stop coming. Work and work. Keep those bags and machines humming. Work and work. My fingers to the bone. Work if I can't wait till it's time to go home. Paplokite jiems. Tai jie mūsų ugdytojai, auklėtojai. Fill up and you don't have to pay. Come on and give us a play. Get a bus, run away like a car wash. Talking about the car wash. Car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it with me. Car wash. Ir tai jau viskas? Viskas? Negaliu patikėti. Jūs nieko taip ir nesupratote. Bandome dar kartą. Uždanga.
tikriausiai Y kartos grynuoliai. Dar jos būtų galima pavadinti nepriekaištingųjų karta. Iš pirmo žvilgsnio galėtų būti apibūdinami kaip laimingi, energingi ir ambicingi jaunuoliai. Gražūs, stiprūs, užtikrinti savimi, besišypsantys ir lengvais šokio žingsneliais užkariaujantys pasaulį. Tačiau, geriau įsižiūrėjus, galima pamatyti, jog jie visi su kaukėmis, slepiančiomis skausmą, neužtikrintumą dėl savos ateities, baimės ir sumišimą. Karta, kuri iš paskutiniųjų stengiasi gauti kuo daugiau iš šio pasaulio. Bet jau pasimetė tarp daugybės pasiūlymų ir nebežino, kas svarbiausia. Bei įsileido į savo širdis beprasmybės ir tuštumos jausmą. O aš, leiskite prisistatyti, kuklus šio vakaro šeimininkas, esu ne kas kitas, kaip šios kartos atspindys. Aš dėja vis dar negaliu suprasti, ko trūksta man ir jiems visiems. Mes laukiame po kažko nepaprasto, kas nuspalvintų visą tą tuštumą, kas įprasmintų visą šį puošnų maskaradą. Atleiskite už nekantrumą, bet galbūt jau? Taip, mes kaip tik ruošimės pristatyti naujus svečius. Jums tikrai patiks ką tik atvykę pasiutėliai. Muzika! In the land of boom and chew, the girl all down to Susan Q. Clap your hands and
same old bed. Oh, and you, and your head high, and your tears dry. Get on without your guy. And I went back to a new, so far removed from all we've been through. Oh, and you tread a trouble track. Your hearts are always stacked. You'll go back to black. Šokiai. Vėl ir vėl kartojasi tas pats. Nejaugi tarp jūsų vien tik puošnius pamaivus ir pasipūtę berniukai? Jūs neįdomus. Ko nors tikro prašau iš jūsų. Ko nors nuoširdaus. Brangusis ponaitė, nepykite. Mes stengiamės. Man regi šiuo metu atvykę svečiai yra būtent tie, kurių jūs laukite, ponaitė. Ko stovi tinginių būrelį? Kvieskite svečius! Muzika. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess you say so. I'm gonna have to pack my things and go.
love you so. Hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, baby. Before I put my spell on you. You better get away, darling. 'Cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Yeah. Well, let me think. What should I do? So many eager young bunnies that I'd like to pursue. Now even though they're eating out the palm of my hand, there's only one carrot and they all gotta share it. I love you so. Hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. Yo, see, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you scared, you better run. 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 You better run away, baby. Before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Esu be galo dėkingas visiems savo svečiams. Jūsų pasakyti žodžiai ir dovanos man labai brangus. Ir tikrai tai ne jūsų kaltė. Bet man norisi staugti iš apmaudų. Nes niekas manęs nedomina. Niekas nedžiugina. Niekas išties nemotyvuoja. Niekuo netikiu, nemyliu. Nieko nejaučiu. Ak, nenusiminkite, brangus šio vakaro šeimininkė. Nepasiduokite liūdėsiai ir jūs, garbūs šio vakaro svečiai. Geriausia dar prieš akiją. O dabar, didžiuodamasi, pristatau jums šokį savo svaiginančiu ritmu, nepaprastų klasikinių tradicijų, manierų, puošnių damų suknelių, kostiumuotų ponaičių derinių, galinčius nukelti net didžiausius skeptikus į pasakišką pasaulį. Leiskite jums pristatyti gražiausią, elegantiškiausią šio vakaro pasirodymą, visų ilgai lauktą ketvirtokų valsą muziką.
Atleiskite man už karštakaušiškumą. Nenorėjau nieko įžeisti. Viskas, ką darote, nepaprastai gražu ir vertinga. Ir jūs patys tokie gražūs, kaip iš paveikslėlių. Bet nieko negaliu padaryti. Mano širdyje lyg virusas plinta beprasmybės jausmas. Jūs liūdite, nes neturite su kuo pasidalinti savo džiaugsmais. Jūs per daug laiko praleidžiate vienas. Jums būtinai reikia draugo, o čia tiek daug norinčių draugauti. Prisijunkite prie jų, ponaitį. Svajonę šiandien paleidai į skris, aukštai pakils vilties spindulys. Svajonė tavo tai platus sparnai, tavo tikslai milžinai. Neleidai klysti, pamesti kelių, rudens naktį svajonė tavo tai drąsūs vilkai, tavo greiti sakalai. Eik pirmyn, nebijok, apgink priglaus mylėk ją, leisk pakilti ir skrist toli, toli, kol tu svajoji. Nesuprantu. Aš juk stengiuosi. Mokausi visai neblogai. Gerai sutariu su mokytojais. Galima sakyti, juk man pavyksta gauti geriausias vietas šiame gyvenimo šou.
Tačiau niekaip negaliu atsikratyti jausmų, kad vis tiek kažko nepritampu prie visų, kad nesuprantu to, kas seniausiai visiems aišku, kad dažnai nejaučiu to, ką turėčiau jausti, ir tik apsimetinėju laimingu, protingu ir gražiu. Jaučiu tik alkį, trokštu ragauti visko ir kuo ryškiau nudažytų, kuo aštriau paskanintų. Bet, kad ir ką bedaryčiau, sotumo nejaučiu. Ir man baisu. Ar jūs galite mane suprasti? Tiek to. Tebūnie kaukių balius tęsiasi. Labas vakaras, Niujorke! Ar galit pakelt rankas į viršų? Negirdžiu jūsų. Ar čia kas nors gyvena? Ar balkonas gyvas? Garsiau, nes jūs susirinkta į kaukių balių, patį geriausią metų vakarą. Ar galite sukelti daugiau triukšmo? Dar daugiau triukšmo! Kaukių balius prasideda. Brangieji, nekankinkite manęs daugiau. Paskutinį kartą klausiu, ar atėjo? Atėjau. Rockin' the fellas, I'm breezy. Hope you can keep up, boys. Believe me, I'm the beast. It don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes, but it ain't gonna fly. No, it don't mean a thing if I give you my heart, if you tear it apart. No, it don't. Vyresnieji mūsų draugai, bičiuliai, Gerbiami 40-osios laidos abiturientai. 100 dienų lyg aukštas kalnas, kurį mieliausiai nepastebimai apeitume, bet teks įkopti. 100 dienų, jo sekundė po sekundės ištirps laiko skalėje, taps jautriais prisiminimais, atsveikinimo žodžiais, drugiais su plasnos klasėse. Pasiliks viskas, kas gražu ir kas nemiela. Pasiliks tai, ko pasimti negalite. Prieš akį toks nuostabus pasaulis, dar nematyti miestai, šalys, žmonės ir žvaigždynai prieš akį, bei ieškant vienintelis tikros pasaulyje vietos, prasmės, savęs. Prieš akį 100 dienų prie knygų, egzaminų jaudulys prieš akį. Palankaus vėjo, lankant pamokas, modulius ir konsultacijas. Mažos laimės neimkit. Būkit savo svajonių verti, savo jaunystėj, savo likimui, širdį ir ranką paduokit. Gero kelio, po saulę, po debesiu, lai sėkmės ranka jūs laikys apglėbusi, vingiuojat egzaminų labirintais, gero kelio. Kiekvienas
savo laimės kalvis. Teigia sena patarlė. Skamba mažumėlė senamadiškai, tačiau puikiai tinka dabarčiai ir be abejo tiks ateičiai. Mūsų dovana ant jūsų rankų jums primins, jog savo rankomis nusikalta laimė labiau džiugina. Tampame ramesni, tvirtesni, nežinome, net jei šalia nieko nebus, mes turime save pačius. Gero kelio jums linkiu Sūduvos gimnazijos trečiokai. Tyliai lozungai juodoj šviesoj, mano angelas vos akis juos paleido. Vakarišiai raudonom gatvėm, pėdsakus baltus palikdama. Nerandu tavęs tik tai vienatvė, tad sugrįžk, prašau, mylėk mane. Sugrįžk vienatvė, tapsime medu. Sugrįžk vėl mūsų šypsenos kvepės lietu. Sugrįžk, kad smargas spalviai laimės burbulai. Sugrįžk, jei dar mane nepamiršai. Renku lėtai, įkaitę gatvės tyliai raudonuoja, geltoni žodžiai laša ar matai, tai mano akys tau dainuoja. Štai nekviesta žiema pilkam lange, o mėlynas sniega likimas dūsta. Aš sušalau, sugrįžk, mylėk mane, žalioj tyloj tavęs tai trūksta. Sugrįžk vienatvė, tapsime medu. Senos kvepės lietu. Sugrįžk, jis margas spalviai laimės burbulai. Sugrįžk, jei dar mane nepamiršai. Iš giedrų dangaus mano gyvenime pasirodė ji. Tai ištarė, aš atėjau. Ir mano vidinė dykuma pradėjo žydėti, čiurlenti upeliais ir skambėti gražiausiomis giesmėmis, kurį žengia, viskas tampa gyva,
Jos dėka viskas atrodo gražiau, geriau, didingiau. Noriu, kad visą gyvenimą būtų taip, kad viską žemėje patirtume drauge. Meilė tu, tu kur eini savo taku. Pati matai, kad gali kilti daug bėdų. Ei tu, meilė tu, ei tu, meilė tu, ei tu, meilė tu. Na kuogi tu vardu. Pati matai, kad man labai, labai svarbu. Ei tu, meilė tu, ei tu, meilė tu. Gali išnykti už taburečių. Palik man porą cigarečių. Kur bebūsi tu, kur bebūsi tu. Ką bedarysi tu, ką bedarysi tu. Pati matai, pasaulis kupinas ydų. Eik tu, meilė tu, eik tu ir neieško. Tu prisimink, ką sakiau, kas šiandien kur aukščiau. Niekas mūsų neras ir tik tai žvaigždės supras. Tai, ką mes turim, vien tik mūsų yra. Ir jeigu man reikėtų kristi, 1, 2, 3, aš užmerksiu akis. Dangų man palikti išdrįsti, nesunku tik, jei tu kartu. Nepaleisk manęs, būkim dviese. Kelk sparnus aukščiau, žinau galėsi. Šiam pasauly reikia tiek nedaug. To nesupratau, bet ir nebijau. Su tavim pasiek daugiau. Žinau galėsi. Žinau, kad būna baisu, bet mums nereikia kitų. Aš negaliu patikėti, kad tu gali taip mylėt. Išlikom ten, kur kitiem pavydu. Ir jeigu man reikėtų kristi, 1, 2, 3, Tik užmerk akis. į dangų galim vėl sugrįžti. Tik jeigu ir tu šalia, nepaleisk manęs. Būkim dviese. Kelk sparnus aukščiau. Žinau galėsi. Šiam pasauly reikia tiek nedaug. To nesupratau, bet ir nebijau. Su tavim pasiek daugiau. Žinau galėsi. Ir jeigu man reikėtų kristi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tik užmerk akis.
nepaleis manęs. Būk tiesa, kelk sparnus aukščiau. Žinau, galėsi. Šiam pasaulį reikia tiek nedaug. To nesupratau, bet ir nebijau. Su tavim pasiek daugiau. Žinau, galėsi. Don't be scared of me. Are you scared of me? Are you scared of me? Don't be scared of me. Don't be scared of me. It's alright. I know just what you desire. Hold on tight. Come on, I don't let it go. In your eyes, I see a hot burning fire. Don't be scared of me. I'll take you to the right zone. Are you scared of me? Are you scared of me? Don't be scared of me. Don't be scared of me. Are you scared of me? Are you scared of me? Don't be scared of me. Don't be scared of me. Are you scared of me? Don't be scared of me. Don't be scared of me. I know exactly what you need.
fuck the fuck? Come on, you scared me? Are you scared of me? Don't be scared of me. Don't be scared of me. Are you scared of me? Are you scared of me? Don't be scared of me. Don't be scared of me. It's alright. I know just what you desire. Yeah. Hold on tight. Come on, I don't let it go. In your eyes, I see a hot burning fire. Yeah. Don't be scared of me. I'll take you to the right zone. Are you scared of me? Are you scared of me? Don't be scared of me. Don't be scared of me. Are you scared of me? Are you scared of me? Don't be scared of me. Don't be scared of me. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. But I still talk that cash, cause a lot of wags wanna hear me. And I'm feeling like Mike at his baddest, like the pips at the Gladys, and I know they love it, so they hit with all that rubbish. Good God. Jie vertė mane būti tokiu, kokiu jie norėjo, kad aš tapčiau. O aš juk vis dar nežinau, kas esu ir kuo noriu būti. Ir ar man gražu, tai kas jai gražu. Todėl nebegaliu daugiau, nors jos. Ir jūsų akyse aš tikriausiai pasirodysiu visiškas kvailys. Bet turiu atsitraukti nuo jūsų visų ir ieškoti toliau. Penkios ryto gatvėse tylu, tik šešėlis mano sienomis vingiuoja. Šitas kelias veda link namų, tik žinau, kad nieks tikrai manęs nelaukia. Ar galėtum būti tu mano artimu draugu?
Man liūdniausia muzika, tai vienišų namų tyla. Tuščias kambarys kaip visada, dulkių kamuolys sukeltas vėjo, tik dvi nelemtos kėdės vidury ir viena iš jų laisva kažkam prisėsti. Ar galėtum būti tu mano artimų draugų? Man liūdniausia muzika, tai vienišų namų tyla. Daug anksčiau sėdėdavom kartu ir visada sulaukdavome ryto. Tai kamgi pripirkau tiek daug kėdžių, iš kurių vienos tikrai man nebereikia. Ar galėtum būti tu mano artimų draugų? Man liūdniausia muzika, tai vienišų namų tyla. Vienišų namų tyla, namų tyla, namų tyla, namų tyla. Mama, tėti, kaip gera žinoti, jog kad ir kas benutiktų, kad ir kaip skaudžiai tektų sudužti, jūs visuomet būsite tie pirmieji, kurie padėsite susirinkti ir iš naujo susiklijuoti save po šakelę. Ir kad dar galėsit paaiškinti, ką ne taip dariau, ir padrasinsit eiti toliau. Ir iš mano nerišlių sakinių tik jūs vieni galėsit suprasti, ko taip nekantriai laukiu.
bears painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember, things my heart used to know, things it yearns to remember, and a song someone sings once upon a Tik nuėjęs šį sunkų, daugybės repeticijų pareikalavusį kelią, tik šią akimirką stabtelėjęs ir apsidairęs aplink, aš galiu suvokti, jog jau dabar turiu viską, apie ką svajojau. Jūs, tie, kurie atėjote. Jūs, tie, kurių laukiau, atėjote. Visi iki vieno. Nors iš pradžių nesugebėjau pažinti jūsų, nemokėjau tinkamai įvertinti jūsų dovanų. Tačiau dabar jau suprantu, jog kiekviena pamoka, kiekvienas draugo žodis, kiekvienas šaukis su patinkančia mergina, kiekviena nauja pažintis ir atlikta užduotis, tai yra mano laimė, kurios vis laukiau. Aš, šio vakaro šeimininkas, iš įvairiausių dydžių ir formų sudėtas jūsų vaikų atspindys. Pilna krūtinė šaukiu, gyvenkime čia ir dabar, nelaukime, kol laimė ateis, nes jie jau atėjo.
Mes esame tikriausiai Y kartos grynuoliai. Tačiau tik jūsų dėka augame gražūs, stiprūs, užtikrinti savimi ir laimingi. Taip, mes kartais pasimetame, kartais nepripažįstame klydę, kartais atstumėm, kartais nemokame atsiprašyti ar nuoširdžiai padėkoti. Tačiau žinome, jog visuomet galime į jūs atsiremti, jumis pasitikėti ir kartu pasiekti tikslus. Už visą, ką mums davėte, iš viso širdies tarėme jums. Ačiū. Būkim draugais, tik šiąnakt galim nebūt rytoj. Mes per trumpai gyvenam, ar per ilgai apie tai galvot. Būkim draugais, kurie neišduoda, prašo per daug, grąžina mažai. Būkim tokie, kurie supranta paguodą. Būkim draugais ir apsikeiskim laiškais. Būkim draugais, geriausiais, geriausiais, geriausiais draugais. Geriausiais, geriausiais, geriausiais draugais. Saulė leisi žemyn, aš judėsiu pirmyn. Bėdos jau vandenį vis gilyn ir gilyn. 3 kartus aš skelbiau, kol tave suradau. Tau atrodo mažai, man atrodo per daug. Būkim draugais, tik šiąnakt galim nebūt rytoj. Mes ne tokie vienodi rytais ir vakarais. Tavęs prašau, ar pabūkim draugais, geriausiais, geriausiais, geriausiais draugais. Geriausiais, geriausiais, geriausiais draugais. Geriausiais, geriausiais draugais. Dar pabūkim draugais. Geriausiais, geriausiais, geriausiais draugais. Visad būkim draugais. Geriausiais, geriausiais, geriausiais draugais. Dar pabūkim draugais. Geriausiais, geriausiais, geriausiais draugais.